Labą dieną, norėjau paskaityti iš knygos Lev Tolstoj, Uždraustoji knyga. Atsiversiu ir noriu paskaityti pačią pradžią, ta prasme. Dievo karalystė yra jumyse arba krikščionybė ne kaip mistinis mokymas, o kaip nauja pasaulėžiūra. Čia citatos iš Evangelijos. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Evangelija pagal Joną 8:32. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Evangelija pagal Matą 10:28. Jūs brangiai nupirkti, nepasidarykite žmonių vergais. Pirmasis laiškas Korintiečiams 7:23. 1884 metais parašiau knygą Ko aš tikiu. Toj knygoje tvirtai išdėsčiau savo tikėjimą. Išreikšdamas pritarimą Kristaus mokymui negalėjau nutylėti, kodėl neišpažįstu ir klaidingu laikau tą bažnytinį tikėjimą, kuris paprastai vadinamas krikščionybė. Tarp daugybės nukrypimo nuo Kristaus doktrinos nurodžiu pagrindinį nesilaikymą priesako nesipriešinti blogiui smurtu. Šis nukrypimas akivaizdžiau nei kiti rodo, jog bažnytinis mokymas iškraipo Kristaus mokymą. Kaip ir visi mes labai mažai tai išmanau, kas nesipriešino blogiui klausimų buvo daryta, skelbta ir rašyta ankstesniais laikais. Žinojau, ką apie tai kalbėjo bažnyčios tėvai Origenas, Tertulianas ir kiti. Žinojau ir tai, jog egzistavo ir egzistuoja tam tikros vadinamos sektos – menonitai, hutiečiai, kvakeriai, draudžiančios krikščioniui naudotis ginklu ir atlikti karinę tarnybą. Deja, menkai tenutuokiau, ką tos sektos nuveikė, aiškindamas minėtąjį klausimą. Kaip ir tikėjausi, rusų cenzūra mano knygą sulaikė, bet iš dalies dėl mano kaip rašytojo reputacijos, iš dalies dėl žmonių susidomėjimo knygos rankraščiai ir litografijos išplito Rusijoje, o jos vertimai užsienyje. Reakcija nebuvo vienareikšmė. Viena vertus, man pritarintys žmonės prabilo apie kūrinius jau parašytus šią temą, kita vertus, pačia knygoje išdėstytos mintys sulaukė aršios kritikos. Tik viena, tiek antra drauge su istoriniais pastarojo meto įvykiais man daug ką paaiškino ir paskatino padaryti naujas išvadas, kurias ir noriu pateikti. Pirmiausia, išsakysiu, ką sužinojau pasipriešinimo blogiui klausimu, tada papasakosiu apie kritikų nuomonę šią temą, išsakytas tiek dvasiškių, tai yra išpažįstančių krikščioniškai tikėjimą, tiek ir pasauliečių, tai yra šio tikėjimo neišpažįstančių, ir galiausiai išdėstysiu tas išvadas, kurias padariau ir iš vienų, ir iš kitų, ir iš istorinių pastarojo meto įvykių. Čia labai trumpas buvo toks įvadas knygos, tai va tik tą norėjau parodyti, pasakyti.